Prieš savaitę pasakojame, nuo ko prasidėjo naujas lietuvių iššūkis Azijos žemynui. Kodėl mes važiavom senu automobiliu? Tas automobilis mums savaime garantavo nuotykius. O į tokią kelionę būtent nuotykių ir važiuoja. Prieš akis mėno kelionės, 10 000 kilometrų per 9 valstybių teritorijas ir mums dar nematytas pasaulis. Tiesiog suvoki mastelį to pasaulio, kai tu keliauji, tu suvoki, koks jis didelis ir koks jis mažas tuo pat metu. Po beveik metus trukusio pasiruošimo, dokumentų tvarkymo ir sudėtingo vizų įsigijimo proceso, Šilko kelio ekspedicija startavo Vilniuje ir bandys pasiekti tikslą – Uzbekijos sostinę Taškentą. O nuotykiai prasidėjo daug anksčiau nei tikėtasi. Avarija Lenkijoje buvo puiki įžanga kelionė. Čia prasiskėtė biškį, bet bus geresnė ventiliacija. Ta pati vakarą neplanuotai teko keisti maršrutą, nes į Ukrainą įvažiuoti nepavyko. Velnių, mano automobiliai atsirado keistų garsų iš greičio dėžės, o tai nėra jau geras signalas. Apvažiavę Ukrainą per Slovakiją ir Vengriją, atvykome į šalį garsėjančią šiurpiomis legendomis. Matyt, neatsitiktinai po smūgio į vieną iš duobių Mes dar ne Transilvanijai. Pagiežai iškilo reali grėsmė pasilikti Rumunijoje. Atsitiko tai, kas blogiausia ir galėjo nutikti. Iš automobilio bėgo tepalai, sugedo akseleratorius. Jo, karteris pramuštas, viskas. Varo kiaurai, va iš karterio. Ir tik laimingo aplinkybių sutapimo dėka viskas baigėsi gerai. Čia tiek tai nuvažiuosi. Gal. Kitą dieną Pagieža buvo prikelta naujam gyvenimui ir kelionė tęsiasi per Transilvaniją, legendinę Drakulos karalystę. Pakeliui sutikome pirmosius lietuvius, brolius Arlauskus, žaidžiančius futbolo Rumunijoje. Tai ta proga, kad važiuojam ir stinkam lietuvius, visiems perdodam tokias apyrankės, čia Lietuvos tūkstantmečio vardas kitais metais bus minimas. Labai dėkui. Pravažiavusi daugiau nei 2000 kilometrų, Šilko kelio ekspedicija jau pasiekė Juodąją jūrą. Antroje Šilko kelio dalyje – ekspedicija Turkijos teritorijoje. Mus nuo Užupės skiria 4000 kilometrų. Kodėl šioje šalyje žadintuvas nereikalingas? Tuš, min. Tuš. Okay. Tuš. 2000 kilometrų per šalį su turbūt brangiausiu benzinu pasaulyje. Rumunija dvejopą įspūdį man paliko. Sakyčiau, kad lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, tai jinai tokia yra skurdesnė šiek tiek. Bet kita vertus, man atrodo, tai labai potencialiai galinga valstybė ir jos laukia labai graži ateitis. Puikus spa. Nuostabu! Mineraliniai vandenys, sienos kvapas, kokį keramiką pažiūrėti. Kokios erdvės. Dabar pažiūrėsim, per kiek laiko jis iššoks iš tos vonios. Šilko kelio ekspedicija kirto Dunojų, vieną didžiausių upių pasaulyje, ir priartėjo prie Bulgarijos, paskutinės mūsų maršrute esančios ES šalies. Čia mus pasitiko labai pažįstami slaviški rašmenys ir beveik suprantama kalba. Ir rytoj tą linkme paliksime Europą ir įvažiuosim į Turkiją. Na ir žinome, kad tenais kažkur yra Rumunija ir Ukraina aukščiau. O labai lietuviai mėgsta tą legendą, kaip Vytautas Didysis. Neva tai girdė arklius Juodoje jūroje, nors tai surus vanduo ir sunku patikėti. Na bent jau buvo prijojęs prie tos jūros, o mums radiatoriui tikrai trūksta vandens ir mes irgi pagirdysim savo žirgus, Pagiežą. Bus pats tas, pavyko pasiemti be smėlio ir be jokių smilčių, tad Pagiežai turėtų patikti. Varčiau, atidaryk variklį. Go, no. Ir vėl, kai to mažiausiai tikiesi, besileidžiant nuo kalnų Bulgarijoje, staiga Pagiežoje visiškai dingo stabdžiai. Pabandėme dar užsiimti avantūrą, pildami, vėsindami vandeniu
einantis garas mums jau davė suprasti, kad čia yra šiokių tokių problemų. Galėjom omletą išsikepti. Nu. Prieš kelionę į Turkiją esam turbūt labai ramioje teritorijoje, kadangi čia šeštadienio rytas. Čia yra labai žemos nekilnojamo turto ir sklypų kainos, o pats Burgas puikus miestas, 4. pagal dydį Bulgarijoje. Ir mūsų toks paskutinis pasivaikščiojimas prieš tai, kad reikės pasinerti skruzdėlyną. Mes artėjom prie Stambulo, ten 10 milijonų beveik gyventojų. Neįsivaizduoju, palyginus su šitą ramybę. Kaip žinia, Sovietų Sąjungoje buvo 15 respublikų, Bulgarija dažnai pravardžiuojama 16 respublika, nes visiškai buvo paklusni Maskvai. Spėju, kad galbūt tai yra piečiausias taškas Europoje, kur dar galima rasti tokių dalykų. Šiandien įsitikinam iš tikrųjų, kad Bulgarijai legenda apie ne ir taip yra veikia. Taip, ne. Ar yra pas jūs viešbutyje vietų? Taip, yra. O daug? Taip, daug. Labai sunku priprasti, bet juokinga. Apmiręs Bulgarijos kurortas gal ir primena tokį savą Baltijos pajūrį. Bet užsibūti čia negalim. Šiandieną mūsų laukia pirmasis rimtas išbandymas – Turkijos siena. Dėmesio. Go! Ir va taip pat kiekvieną rytą. Užsives, neužsives, užsives, bet per kiek laiko? Užsives. Lygiai prieš savaitę šeštadienį tokiu metu mes važiavom gražiais Dzūkijos pavasarėjančiais miškais. Buvo pirmosios valandos mūsų kelionės. Švarus, nesudaužyti dar. Ir štai prabėgo visą savaitę. Mes artėjame prie ES sienos. Artėjame prie Turkijos, dabar Bulgarijos teritorijoje. Liko mums nuvažiuoti dar apie 100 km. Laukiam sienos, o ten kai prasidės, tai jau prasidės. Panašu, kad Mauritanijos variantas važiuoja kažkur ir pats susiras pasienį, veikia ir štai čia. Per tiek laiko nei vieno automobilio. Ir mes važiuojame kažkokiam migloj, kaip Vytaras sakė, ne taip mes įsivaizdavom važiavimą į Turkiją. Ne iš miškų pusės, dar skamba tokiai muzikai. Srautas nėra didelis automobilių, tai yra dvi versijos. Arba mes pravažiuosim labai laisvai ir lengvai į Turkiją, arba tiesiog jie neturėdami ką veikti, užsiims su mumis ir šiek tiek pasismagins. Vis labiau artėdami prie Turkijos sienos, prisiminę problemą su Ukrainos muitininkais, pradėjome nuogąstauti. Ar pavyks šiais automobiliais įvažiuoti į šalį? Автопробег на Ташкент. Туризм. А потом все. Это такой, ну, как называется, такой автопробег, как бы, со старыми. Автопробег. Žvilgtelėjo į mus, į dokumentus, susiėmė už galvos, sakė bye. Nusivedė mus pas didesnį viršininką, kuris jau anglų kalba sakė problems. Mes negalim važiuoti į šitą šalį, nes mūsų automobiliai yra senesni negu 20 metų, o senesni negali važiuoti į Turkiją. Paskui kažkaip nepatikėjau to, ką jis pasakė ir supratau, kad čiagi rytai, čia reikia kalbėti su žmonėm, reikia paaiškinti jiems, reikia su jais bendrauti. Kada vienas iš mūsų kažkas pasakė magišką žodį rally, old car rally, sakė, okay, welcome to Turkey, viskas. Turkija nustebino nuostabiais keliais. 3 juostų autostradomis gali lėkti, kiek širdis geidžia. Deja, mūsų Pagieža lėkti jau nebegalėjo. Iki tol, kol mūsų automobilis pradėjo važiuoti vidury greitkelio 40 km per valandą, tai buvo viskas gerai. Tačiau jau šioje vietoje mes suprantame, kad turime dar vieną problemą. Jis tiesiog nebevažiuoja. Bulgarijai pradėjo varikliukas vis blogiau ir blogiau dirbti. O, žiūrėk, neužsukta žvakė. Nu, žiūrim. Viskas tvarkoja. Iš principo mes galim nuvažiuoti ir taip, bet tai žinai, kiek čia. Nebedaug liko. Trūkčiodami ir puškuodami, tik vakarop pasiekėme Stambulo priemiesčius ir įsitikinome, kad surasti reikalingą adresą milijoninėme mieste bus tikrai nelengva. Nors atrodo, kad susisiekimas pats padarytas logiškai, iš didžiulio greitkelio yra nusukimai jums į reikiamus rajonus,
Tačiau nepatirtis važinėti tokiuose miestuose, galbūt tų rajonų panašumas. Ir mes pradėjome klaidžioti. Beklaidžiant baigėsi mūsų automobilyje benzinas, tai gerai, kad mes turėjome pasiėmę bulgariško, kažkur šalia greitkelio mes pylėm tą benziną į mūsų Pagiežą. Sukam ratais ir net neįsivaizduojam, kaip teisingai pataikyti. Vieną posūkį pradžiopsi viskas. Pagal ženklą tai lyg tai ir yra tas rajonas, kurio mums reikia, bet Samanta mums rodo visai kitą kelią ir mes priversti ją tikėti. Moterim negali netikėti. Tie, kurie skrenda per mėlyną dangų. Iki Europą ir Aziją jungiančio tilto per Bosforo sąsiaurį, vos judančioje automobilių spūstyje, važiavome dar 2 valandas. Ir tikėjomės, kad kažkur ten vis dar laukia mus priimti sutikusi paslaptingoji lietuvė Simona. Važiavom į Aziją. Pravažiavom Bosforo sąsiaurį. Jau Azija. Šilko kelias tęsiasi toliau. Kad į Pajį rajone modą radom, bet Galų gale šiaip ne taip mes suradome mums reikiamą kryptį, mes ieškojome ten dirbančios ir besimokančios Simonos, kadangi jinai pasisiūlė maloniai mus priimti ir apgyvendinti ten keliom naktim, nes Stambule susirasti laisvą vietą tokio dydžio ekspedicijų, kuomet rūpi ir automobilius saugiai pastatyti ir patiems apsigyventi, yra labai sudėtinga. Labas Simona, man labai sutikti, galų gale Jūs lietuvė? Labai malonu matyti. Kiek žinau, tai Vytaras. malonu. Gerai. Tai ką, O tai jūs čia gyvenat? Taip, tai gal užeikite į mūsų kervan apartamentus tada? Kodėl? Tiesiog šiaip į svečius kviečiame. Mes kitokio atsakymo ir nesitikėjom. Mes labai sunkiai atradome. Čia jūsų miestas, tai yra tikrai ne Vilnius. Taip, mūsų miestas iš tiesų yra visai didelis. Čia visų tų gyventojų labai daug. Lietuvė, 2 Lenkės, 1 Vokietė. Mes čia dar turime svečių, kaip tik pas mus šį savaitgalį atvažiavo dar 3 žmonės iš Vokietijos. Paskaičiavom gerai, tai jau 7. Ir mes 6. Iš viso 13 žmonių. Ten mes supratome, kad tai yra, jeigu kas matė filmą Europudingas, supras, tai mes įsivaizduojame Europudingo 3 dalis. Hello guys. We're gonna live here for a few days. Hi. Hi. Nice to meet you. Hi. We'll be very quiet. We'll be quiet. What about you? We won't be quiet for sure. We'll be quiet. Taip, viena mergina gyvena čia, kiti iš Vokietijos. Na taip, gerai. No, come on, guys, please. Oh, Where are you from? I'm trying to work. Take this camera. Take Okay, this aš camera. supratau, kad čia reiškia nelegalė, kurios negalima filmuoti. Illegal person. She's from Poland. She's from Poland. Polska. Wszystko w porządku? Wilna nasza? Nie, Nasza Wilna. Adam Mickiewicz nasz też. People in one bed. 4 people in one bed. Aš manau, kad mes čia linksmai pagyvensim. Liko tik tai 2 naktis. Galbūt užtrukam šiek tiek Stambulė. Kitą rytą atėjo laikas prisiminti ir Pagiežą. Ją supažindinom su vietiniu ir nekalbiu meistru. Kažkaip aš juo tikiu. Tikiu, kad jisai sutvarkys viską. Nes taip užtikrintai ramiai žiūri visą. Aš su juo kalbu angliškai, lietuviškai, jisai kalba turkiškai, mes viską puikiai suprantame. Paaiškinau, kas yra, jisai paskambino draugui, jam papasakojo, tas draugas man telefonu viską perpasakojo angliškai. Buvo sprendimas priimtas toks, kad reikia automobilį atiduoti iki kito ryto meistrams nuvežti į servisą. Palikę Pagiežą patikimuose rankose, leidomės į ekskursiją po Stambulą su mūsų globėja Simona. Jau metus laiko gyvenu, beveik metus laiko ir mokausi vienam privačių Stambulo universitetų. Stambulas nėra Turkija. Aš nelabai žinau, kas yra Turkija, bet aš žinau, kas yra Stambulas. Ir Stambulas negali būti nuobodus, va tuo jis ir yra žavus, kad jis yra per daug skirtingas, kad atsibostų. Nes kiekviena pusė, kiekvienas rajonas turi kažką tai ypatingo. Ta prasme, čia yra milijonai barų, kurie groja gyvą muziką ir kiekvienam bare ta muzika bus skirtinga. Ir žmonės labai skirtingi. Nuo tų moterų, kurios yra apsivilkę vualiais visais ir apsimuturiavę ir visa kita iki merginų su minisijonais. Turkų vyrai, jie yra mandagus, taip, visada atidarys duris ir visada padės kaip tik tai gali, bet po to visada yra kažkoks tai tikslas. Ta prasme, turkų vyrai, jie yra tikrai
faini žmonės ir padedantys žmonės, bet tu žinai, kad visada po tuo yra kažkas. Ir tarp prasme, turėti draugą, bičiulį, turką yra pakankamai sudėtinga. Aš neturiu nei vieno. Tai yra tikrai ta riba, kur visi labai draugiškai gyvena, išskyrus turbūt tik tai futbolos ir galios Fenerbahčės ir Galatasarajaus, kurie pjaunasi tarpusavyje. Futbolas yra šventa, čia jau juokauti nebegalima. Dabar grįžom staiga netikėtai vėl į Europą vienai dienai, persikėlę iš to kranto. Važiuojam namo? Ten kažkur. Ne, namo nevažiuosim. Truputį apžiūrėsim Stambulą ir dabar einam į tokį tunelį, kuriame yra, tas žodis labai žargoniškas, bet labai gražus, padielkos. Čia galima bus nusipirkti šveicariškų laikrodžių prabangių, maždaug už 23 litus, kostiumų nuo Gucci, apie 50 litų turėtų kainuoti ir visokie kiti dalykai. Treneris. Pagaliau, kai pervažiavom į Aziją, radau vieną daiktą, kurio nespėjau nusipirkti Vilniuje, o pernai kelionėje jį turėjau ir jis iš tiesų labai reikalingas reikaliukas, dalykėlis ir dabar jį parodysiu. Yra borto termometras. Kainavo 4 su pinigus kažkokius ir dabar yra čia 20 laipsnių šilumos ir pripildinsim į automobilį, Pagėžoje ir po to matysime, kaip čia viskas seksis toliau. Ar bus karšta ar ne. Iš karto kirtus Bosforo sąsiaurį mus pasveikino didelis užrašas: sveiki atvykę į Aziją, ir supranti, kad tu patenki jau į islamo dalį. Stambulas – pirmasis didelis islamo miestas mūsų kelyje. Todėl nepraleidžiame progos apsilankyti ir vienoje iš įstabiausių Stambulo vietų – Mėlynojoje mečetėje. Baltavežiams per kitą pusę reikia eiti. Ten tikratikiai, o mes kitatikiai, mums reikia kitaip. Reikia kalbėti labai tyliai. Negalima fotografuoti per pačią maldą, netrukdyti maldą ir visą kitą elgtis pagarbiai ir panašiai. Pabandysime eiti, sekdami visom tom taisyklėm, kurios nurodytos. Nusiemam batus. Turime elgtis tyliai, pagarbiai. Tikras rytų kvapas, kurį galima pajusti būtent mečetėse, kiek mums teko lankytis iki šiol. Kvapas atitinka visą kitą, tai yra tiesiog turistinė vieta. Bet susidaryti įspūdį apie mečetę galime jau būtent dabar žengti. Čia netgi atverta teritorija, kur gali eiti tik tai turistai, o toliau žengti jau nevalia. Kaip matyti, šiandieną mes pataikėme gerų laikų, kada vietinės pamaldos nevyksta, tačiau musulmonai ateina čia į vidų ir jie eina iš visai kitoje ėjimo ir meldžiasi atsisukę į rytus būtent šiuo metu. Žinoma, kad mes per vieną dieną negalime staigiai sakyti, kad jau pažinome tą tokį didžiulį buvusios Osmanų imperijos miestą, tokį didžiulį legendinį Konstantinopolį, kuris apipintas gausybėm legendų, istorijų, pasakų, vaikystėje, kiek mes apie tai girdėjom. Būdami Stambulė mes negalėjome užsukti vieną iš turbūt strategiškai svarbiausių vienu metu buvusių Stambulo vietų, tai yra vandens rezervuarai, vandens rūsiai, kur yra vietos iki pat lubų. Savo laiku seniau pripildamos būdavo vandens, gėlo vandens, ir jeigu Stambulas būdavo apsiaustas, įvairiausių karų metu žmonės galėdavo labai ilgai, visi Stambulo gyventojai netgi savo iki mėnesio ir daugiau išgyventi būtent naudodami štai šį gėlo vandenį. Tai yra tai, kas daugybei tūkstančių žmonių anuomet išgelbėdavo gyvybę. O dabar keletas Stambulo gyventojos Simonos patarimų, kurie jums bus labai naudingi, bandant išgyventi šiame mieste. Nesėsti taksi, nes tai yra pakankamai brangu. Interneto kavinėje, jeigu taip atsitiktų, kad turistas nueitų į interneto kavinę, reikia žinoti, kad klaviatūra yra kitokia truputėlį, kas irgi gadina nervus. Ir realiai tai manau, kad visada prašyti pagalbos, nes žmonės tikrai visada yra pasiruošę padėti.
Nemėgstu kukurūzų šiaip. Kai restoranuose Vilniuje atneša salotą su kukurūzais, o būna neįrašyta, labai supyksta. Daug kartų knygose skaičiau, kad valgomi kepti kaštonai, bet pirmą kartą ragauju. Kaip kepti graikiniai riešutai. Einam normaliai pirmą kartą tikrai turkiškai pavalgyti. Ar ne? Taip, viskas gerai, sakė, čia mūsų laukia, viskas rezervuota. Čia visi draugai, čia geriausi draugai. Kaip naktis praėjo. Įtemptai, galvojant apie Pagiežą paliktą kažkur tai servise. Neaišku, kokiose rankose. Jau visą parą mes jos nematėme. Ilgas laukimas virto nerimu. Ar mes dar išgirsime jos balsą? Wow, tikrai, taip, Pagieža. Važiuoja, gyva. Sutikom kaip savo 6 žmonių kompanijos 7 žmogų. Ir nebesvarbu, kiek mums tai kainavo. Svarbiausia, jog vėl patikėjome, kad mes pratęsime ekspediciją Šilko keliu. Graudus momentas, reikia su Simona atsisveikinti. Ačiū už priėmimą. Malonu buvo iš. Nuostabi šeimininkė. Mūsų misija iš dalies yra kaip ir pakeliui sutinkantiems lietuviams pasakyti, kad nors jūs ir nesate Lietuvoje, tačiau mes jūs prisimenam, Lietuvai svarbus kiekvienas jos pilietis ir tokia simbolinė akcija, mes prisidedam prie šio judėjimo, dovanojame apyrankes. Ir gavom iš lydėtuvėms skirtų dovanų, tai yra paties tikriausio Turkijos turgui pirkto aukso rankų darbo laikrodžiai su lokomotyvu ir tai yra netgi, pasižiūrėkit, puikus mechanizmas. Aukšta praba labai. Ir labai gerai eina. Kiek valandų, Martynai? Kol kas mano laikrodis pirmauja prieš Vytaro laikrodį, nežinia, kaip pasitaikys vėliau. Kas ilgiau išgyvena. Iš Stambulo puikiais Turkijos keliais ir kokią 10 metų atjaunėjusią Pagiežą nurūkome sostinės Ankaros link, per centrinės Anatolijos regioną žavingomis kalnuotomis vietovėmis. Tačiau po remonto pastebimai padidėjo automobilio apetitas degalams. Ir kaip tyčia, tai atsitiko šalyje, kurioje benzinas bene brangiausias pasaulyje. You're driving through Bolu Tunnel. Switch on your headlights. There are a group of traffic signs on the ceiling in the tunnel. Obey the signs and workers. Have a nice trip. Vidurio radijo susijungė pranešimas. Moteris gražių balsų nutraukė radijo programą ir papasakojo apie tai, kad jūs turite įsijungti šviesas ir sakė ženklą. Tik tam, kad grąžintų tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas. Visi įspūdžiai, kurie mums išliks apie Turkijos sostinę, bus tokie, kuriuos mes matėme dabar. Tai yra miesto priemiesčiai, statoma didelė gausa tokių keistų blokinių pastatų, vaikų aikštelės, žaidimo aikštelės, mokyklos, apsauga vaikams, viskas yra skiriama būtent tiems ir didžiulis dėmesys Turkijoje rodomas jaunai kartai. Šiandieną buvo įveikta 3000 km riba, dėl to mes pasidarysim savo nedidelę šventę. Mes turim progą švęsti. Turkiškas airanas, jokio alkoholio. Pratinamės prie musulmoniškos šalies. Turkiškas limonadas kažkoks. 3000, ne juokas. Liko dar apie 7. Nieko tokio. Taip, mes paliekam kirkelį, čia mūsų draugas. Tuš. Aha. Jur. Me? Yes, yes. Yeah. No. Why? Jur. Tuš. Jeigu yra žmonių Lietuvoje, kuriems trūksta dėmesio, jie drąsiai gali keliauti šios kraštus, dėmesio gaus daugeliu metų į priekį. Ir tas dėmesys, kas įdomiausia, jis nėra varginantis. Tau nelenda į akis, nesispraudžia tavo privačią erdvę. Jie tiesiog, jie nuoširdžiai vedini smalsumo domisi tavimi. Duš, me. Tuš. Me. You need go to duš? Tuš. Okay. Okay. Mūsų draugas, jisai jau sutvarkė visus reikalus. Liepait man nusiprausti, sakė, blogai atrodo, galbūt jis ir teisus. Gal aš irgi įprasti. Ai, tai čia yra tualetas, o dušas yra štai čia. Viskas vienoje vietoje, galima praustis netgi sėdint ir tualete. Galbūt atrodo viskas yra neypatingai naujai, tačiau galiu užtikrinti, kad pakankamai tvarkingai
Ir, pagal galimybę švariai, aišku, tai nėra 5 žvaigždučių viešbutis. Galbūt kokia nors viena žvaigždutė ir būtų čia kur nors. Ačiū visiems. Bye bye. Bye bye. Thank you. Malonu žmonės. Mums pagelbėjo labai nuoširdžiai ir kadangi matosi, tai yra vieta, kur neužsuka ypatingai daug turistų. Jie yra neišpaikinti vakariečių didelės invazijos. Kaip daugelis įsivaizduoja, kad turkai tai yra tie, kurie stengiasi vis tave apgauti. Yra viskas paprastai. Tokios kainos, kokias jie ima iš tavęs vakarienės ar viešbučių metu, jie ima ir iš bet kurių kitų vietinių gyventojų ir niekas įkyriai nelenda ir nieko nesiūlo savo prekių, tiesiog šiaip ateina, perduoda linkėjimus visiems. Šiandieną prasidėjo viskas anksti, jau tikrieji turbūt rytai, kadangi mus prižadino, kaip ir daugelį turbūt vietinių gyventojų 6 ryto imamo malda, tai reiškia, kad mes jau ten, kur ir stengiamės atvažiuoti, patekime į tikruosius rytus, ar mes esame jau Azijoje. Vienuoliktą kelionės dieną jau pradėjome pamiršti anksčiau aplankytas vietas, nes atvykome į vieną įspūdingiausių Turkijos regionų – Kapadokiją. Uchtisaro širdis turbūt yra šitas didžiulis kalnas, kurio aukštis yra daugiau negu 60 metrų ir čia yra gausybė uolų, įvairiausi labirintai, kuriuose, aišku, galima ir pasiklysti, jeigu nesi labai didelis ir geras ekspertas. Tačiau dabar visą tai neveikia, yra palikta tik tai turizmui ir pasigrožėjimui to, ką gali žmogaus rankos. Pernai matėme Dogoną Malyje, dabar Kapadokiją. Pradedi galvoti, kad yra pasaulyje iš tikrųjų labai įdomi tokia inkilų kultūra. Taip, žinoma, nieks nevadina, tačiau ten žmonės kaip sugeba pristaikyti gyventi tokiuose įdomiose vietose ir matyti tai buvo be galo įdomu. Anksčiau maži žmonės būdavo, turbūt. Sunku čia didesnėm. Pasak šaltinių susiformavo maždaug prieš kokius 3 milijonus metų, tada išsiveržus ugnikalniui visą šitą teritoriją buvo užpilta lavos. Ir tik tai paskui bėgant daugybei metų lietus ir vėjas suformavo būtent štai tokius atsikišimus ar uolas, kurios netgi vietinių vadinamos yra fėjų kaminais. Ir būtent čia jau kiek vėliau jau žmogaus rankų ir sumanumo dėka buvo įskaptuotos daugybė uolų, kur žmonės ir gyvendavo ir pasak legendų čia slėpdavosi ir pirmieji krikščionys. Tai iš tikrųjų įspūdingos freskos ir jas matyti buvo be galo įdomu. Gaila, kad jos stipriai nuniokotos. Linkim sėkmės, negeskit. Ačiū. Ir toliau Gero kelio. Žinių. Jums grožio gero. Gerai. Va, kaip netikėtai, sutikom lietuvių tokiai vietai. Na ir čia Turkijai Goreme regione pagaliau radome dar labiau išprotėjusių žmonės. Ir čia surašyta, kurie jau buvo. Tai Belgija, Prancūzija, Ispanija, Marokas, Italija, Sicilija, Tunisas, Libija, Egiptas, Jordanija, Sirija. It's a nice way of traveling with a bicycle. Yep, strong leg. It's just a condition, I think. But okay. Nice trip. Good luck. Bye. Good luck. Kitą dieną ekspedicija toliau tęsė kelionę rytų kryptimi. Įvažiavome į kalnuotą ir retai turistų lankomą teritoriją, kurios temperatūra toli gražu nepriminė pietų Turkijos kurortų klimatą. Priekyje įdomus vaizdelis, labai tamsus švininis dangus. Esame matę ir žinome, kad kartais šiose vietose štai ir šiuo metu gali snigti. Ir būtų labai įdomu, jeigu taip iš tikrųjų atsitiktų. Paradoksai mūsų kelionė tęsės ir nuvažiavus beveik 4000 km nuo Lietuvos mes iš tikrųjų papuolėm į tą vietą, kur sninga. Kuo toliau važiuojam nuo Stambulo į Turkijos rytus, arčiau Irano sienos, tuo degalai vis labiau brangsta. Mes pilamės 95 benziną, 3,46 lyros, tai Turkijos pinigai. Tai reikia padauginti maždaug iš 2, tai reiškia 1 litras kainuoja apie 6 litus. Išties tai yra brangu. Vakar užsipylėm beveik pilną baką, kainavo lietuviškais pinigais apie 400 litų. Tai juokavom, kad tai yra beveik tiek pat, kiek apskritai kainuoja mūsų Pagėža. 97. 95 euro. 97. Okay.
Štai čia yra tepalas, motoro alyva, kurią galima dozuotai įsipilti kiek tiek reikia, kaip anksčiau būdavo gazuoto vandens automatai. Išties, manau, geras sumanimas. Litriuką ar pusę litriuko nusipirkti arba stiklinę ir pagirdyti savo žirgą. Važiavam, staiga atvažiuojam centrinę miesto mečetę. Jeigu pamatysit skrendantį akmenį, tiesiog pasilenkit. Jis rodo mums, kad reikia važiuoti per tą vietą, nes kito kelio nėra, va viešbutis matosi ir mums reikia važiuoti. Vaikšto žmonės, matosi, tai yra šventa vieta, o tu tiesiog turi atlikti, ten galbūt netgi ir batus jau pradeda visi nusimti eidami mečetę, tu su padangom, dulkinom, tiesiai. Mums reikia važiuoti. Iškart kyla mintise visi tie stereotipai apie fundamentalistus, islamistus, kaip čia mus toj užmėtis akmenimis ir kaip čia viskas bus. Labai sunku buvo, bet Jonas kažkaip turbūt užsimerkė, prisivertė ir užvažiavo. Mums iš paskos važiuojant buvo gal šiek tiek lengviau. Taip važiuoja net kažkaip desperatiškai, net gūštis pradedi, kad laukia vėl kažkokios reakcijos. Tačiau viskas vėl buvo labai paprasta, net žmonės traukėsi iš kelio ir praleido mus. Pagaliau pasiekėme ir jautriausią Turkijos regioną – kurdų kraštą. Mes žinojom, kad mes įvažiuojam į kurdų teritoriją ir kad jų dabar santykiai nėra labai geri. Ir ne veltui tiek daug karinių žandarų postų. O patys tapome paslaptingo incidento su sprogmenimis liudininkais. Mes turėjome sustoti, kadangi policijos ekipažas mūsų stabdė ir sakė, kad mums reikės palaukti apie valandą. Subintavęs ranką, čia taip atsainiai kiša pistoletas iš uždiržo ir jisai jau kalba angliškai ir jis ištaria frazę bomb warning, bomb warning. Būtent ši situacija akivaizdžiai parodė, kokia yra šių kraštų kasdienybė ir dėl ko taip nerimavo artimieji pasilikę Lietuvoje. Dėl jau įprastos priežasties kitą naktį kėlėmės dar anksčiau. Tik kažkodėl neapleido jausmas, kad visame mieste pabudo tik katalikai. Na bent jau vienas iš jų. Galų gale ryte mes suradome mūsų naktinės problemos priežastį. Tai pasirodo, tai yra vieno mulos eksperto, kuris buvo Mekoje nuvažiavęs ir dabar maldas skaito naktimis važinėdamas būtent su tokiu autobusu gobė. Kiekvieną naktį mums atrodo, kad viskas prasideda vis anksčiau ir anksčiau, kadangi šį kartą mus prikėlė 3 valandos 15 minučių. Privalomai teko atsikelti ir klausyti, nes svarbiausias dalykas, kad mūsų durys tiesiog balkoną neužsidarydavo. Nedaryti kiek nori. Jos tiesiog jos neužsidaro. Čia matosi keletas ekspertų, kurie gyvena su lipnia juosta, bandydavo jas uždaryti. Mums tiesiog tingėjom nueiti iki savo automobilio, taip kad gavom naktį ir šalčio, kadangi prie Vano ežero yra pakankamai šalta ir gero triukšmo. Pagrindinę suradom priežastį, kodėl mūsų automobilis genda. Kad būtent dėl šitos detalės mūsų automobilis genda. Atsiranda ir karbiuratoriaus problemos, ir stabdžių problemos, ir radiatoriaus problemos. Viskas dėl pagrindinės priežasties. Nuo šiol mes važiuosime be gedimų. Nesidarinės durelės. Nė vienas duris neatsidarys. Puikios dienos ryte nusprendėme aplankyti šalia esančio Nemrut Dagi vulkano neveikiantį kraterį. Sargiai. Gerai. Vienas ratas sėdi. Važiuojam tiek, kiek galim pravažiuoti su savo senais automobiliais. Ir pro šalį važiuoja toksai traktorius su dideliu kaušu priekyje. Jis man iškart rodo, ateik. Paveis mūsiškius kitus, visiems rodo ateikit ir suprantam, kad jisai priima į tą kaušą didžiulį. Mes čia suradom vietinį taksi. Labai patogus susisiekimas. Beveik pakilsim to 4 km aukštį, mūsų automobilius nusprendėm nekankinti labai stipriai, galvojom prasivaikščiosim, pamatysim pasilgtą sniegą. Bet pasirodo, kad nereikia. Čia vietinis transportas greit suorganizuoja kelionę į Vilnių. Jis kalbėjo tik turkiškai. Čia buvo labai įdomi patirtis, kaip mes su juo susikalbėjome. Tai jis taip parodė, kad mes kasim kelią, tai užims apie valandą iki pietų
nes rodė, kad valgysim iki pietų, mes tą darbą baigsim, jūs nueisit iki ežero ir tada mes jūs parvešime atgal. Parvešime, taip rodė. Na, tai buvo įdomi lingvistinė patirtis, sumaišyta su gestų kalba. Jaučiausi taip, net kaip koksai senovės jūreivis atradėjas, kuris tai su čiabuviais bando susišnekėti kažkaip ir tai pavyksta padaryti. Kyla ir krenta. Čia garsusis Vano ežeras, didžiausias pasaulyje, iš kurio neišteka nei viena upė, o susiformavusiai tuomet, kai priešingoje pusėje sprogo didelis ugnikalnis. Ir jau čia krateriai atsirado netgi 2 ežerai. Čia žiema dar, o mes nepasiruošę. Mesgi važiuojame į rytus, ten kur karšta. Vos kelis marškinėlius pasiėmė. Trumpikės, o čia... Aš pirmą kartą buvau kraterį, vaizdas nerealus iš tikrųjų. Toks vėlgi geologinis darinys, kur atsiduri tarsi kokie priešistoriai žemės. Galime drąsiai pakeisti nuomonę iš ankstinį arba bent jau Lietuvoje vyraujančią apie turkus kaip apie žmonės, kurie galvoja tik apie tai, kaip turėti pelną. Paskutinę dieną Turkijoje turėjome nuvažiuoti dar kelius šimtus kilometrų iki Irano sienos. Tačiau, kaip dažniausiai nutinka, viskas susiklostė kitaip. Atrodė negendantis drąsučio dizelinis variklis priminė, kad tokioje kelionėje kaip ši atsipalaiduoti neįmanoma. Čia mes net neįsivaizdavom, kad toks asarų krautuviai gali būti štai toks vienas meistriukas, paskui atsirado antras, trečias padėjų, daug idėjų. Galų gale Vytaras išmoko turkų kalbą, vietinį kurdų ir armėnų dialektą. Ir... Auto, dizel, motor, jok problem. Dabar jau važiuosi. Manau, kad važiuosi. Drąsutis drąsiai įkvėpė naujo oro ir dabar varys toliau. Bet svarbiausia, kad šį vakarą truks plyš, mes turime praleisti paskutinę naktį Turkijoje. Nes rytoj jau Iranas. Mūsų 2 draugai netgi laukia kažkur ten prie sienos. Taip, bet mes negalim ir jų pavesti ir mums patiems metas jau važiuoti. Ne, čia mūsų klasiokai. Vakar sunkiai, tačiau pasiekėm tikslą, atvažiavom į Daugubijazitą ir mūsų paskutinioji naktis Turkijoje baigėsi. Suvalgėm visus savo lašinių atsargas ir paskutinį, ką turim padaryti skaudančią širdimi. Išpilsim lietuviškos degtinės likučius. Silpnesnių nervų žiūrovai negalėtų žiūrėti ir mūsų draugai turbūt mūsų žiūroks ir visą gyvenimą taip darys. Tačiau, negi šiaip paliks. Išpilk. Į Iraną negalima įsivežti visiškai jokio alkoholio, absoliučiai. 10 dienų mes gyvensime be alaus, sidro, vyno ir stipriųjų alkoholinių gėrimų. Tiesiog tokios tradicijos, tai nėra tobulų viešbučių šalis. Nors ir tu moki palyginus visai neblogą kainą, bet tiesiog taip yra. Tai yra kultūros dalis, turizmo dalis, visą tai žiūri su linksmybėm. Beje, užtat vaizdas yra vertas daugiau negu kad savo kainos. Štai mes matome gražų, didį Ararato kalną. Armėnija visai netoli. Iki Irano sienos liko dar apie keliasdešimt kilometrų, tačiau mes pakeliui važiuodami šiek tiek nusukome nuo kelio ir pakilome dar į vieną kalną, kuris yra maždaug 2 km aukščio virš jūros lygio. Čia yra galingi ir gražus Išakpaša rūmai. Apie šitus rūmus mes girdėjome dar mokyklos laikais. Sako, kad armėnų architektas, kuris sukūrė ir pastatė šitos rūmus, paskui nusikirto abidvi savo rankas. 366 kambariai bent jau buvo pastatyti. O tai reiškia, kad po vieną kambarį kiekvienai dienai. Hello. Hello. Where are you from? Lithuania. Lithuania? Lithuania. Yeah. Where are you from? Kitoje šilko kelio dalyje muitininkų budrumo patikrinimas Irano pasienyje. Tai iš mūsų automobilio, kurį dar tikrins, jį jau patikrintas. 10 dienų vienoje uždariausių islamo visuomenių pasaulyje. Iranas, 3 šilko kelio dalis. Pirmadienį po panoramos.